Menininkas? Action! Užsiemu filmavimu, montavimu bei kūrybą. Menininkas, aš manau, yra žmogus. Menininkas yra tas, kuris kuria ir pristatinėja savo darbus plačiai visuomeniai, aktyviai dalyvauja jos veikloje. O savęs aš nelaikyčiau menininku, tikruoju to menininku. Iš dalies, iš tikrųjų, kiekvienas mes esame širdyje gilūs menininkai. Bet tikruoju to menininku aš nedrįšiu savęs laikyti. Aišku, mano pradžia buvo paprasta. Tai buvo maži, trumpi darbai. Be galo mėgau fiksuoti man svarbes ir brangias akimirkas. Labas vakaras, mėlėjai. Mes darome reportažą apie šiuolaikinį jaunimą. Draugus. Mano akis vis labiau kliuvo ne už gaunamo produkto, o už jo gamybos proceso. Drįsčiau teigti, jog tie patys draugai mane ir pastumėjo rimčiau imtis šios srities, vis kartodami, jog tai gali būti mano pragyvenimo šaltinis. Ėmiau dirbti su vestuvėmis. Išleistuvėmis. Animacija. Tai buvo darbas nuo pradžių iki galo, atliktas mano vieno, be įsikišimo iš šalies. Tai man reiškia daug. Negaliu sakyti, kad tai man nedavė nieko. Tai man padėjo, tai man davė galimybę dirbti tokiuose projektuose kaip kūriau reklamas, vinjetės. Tai, ką aš darau, man suteikia malonumą. Kaip visas jaunas pasaulis, aš maniau galės padaryti viską. Bet nepersiplėšim. Nepadarysi visko gerai. Kitaip pasakius, man buvo maža 24 valandų paroje. Ir turbūt bus mažai prieštaraujančių mano nuomonei, jog meniško žmogaus kūryboje svarbę vietą užima tokios mažos smulkmenos. Kaip pavyzdžiui, dvasiškai harmoninga aplinka, turiu omenyje artimą žmonių ratą, kuris visada tave palaikys, bet reikiamų momentų sukritikuos.